Sveiki, su jumis sveikinasi neįtikėtini faktai. Vienas Kolorado valstijos gyventojas 2012 m. lapkritį Baltųjų rūmų interneto svetainėje užregistravo peticiją, kurią prašoma JAV vyriausybės pastatyti mirties žvaigždę. Kas yra mirties žvaigždė, filmo Žvaigždžių karai gerbėjams aiškinti nereikia. Tai yra kosminė stotis, galinti susprogdinti kitą planetą. Peticijoje buvo išdėstyti argumentai, skambėjo labai solidžiai. Pastačius mirties žvaigždę būtų sustiprinta kosminės Žemės planetos gynyba. Būtų sukurta daugybė darbo vietų, statybų, inžinerijos, kosminių tyrinėjimų bei kitose srityse. Nors iš pirmo žvilgsnio peticija atrodė juokingai, tačiau po ją pasirašė daugiau nei 30 000 Jungtinių Amerikos valstijų piliečių. Baltųjų rūmų administracija peticijos neatmetė ir savo atsakymę pademonstravo, jog ir valdininkai turi humoro jausmą. Baltųjų rūmų atsakyme teigiama, kad pastatyti mirties žvaigždę kainuotų $850 kvadrilijonų, o tai ženkliai padidintų šalies biudžeto deficitą. Baltųjų rūmų administracija taip pat pažymėjo, kad išlaidos kitų planetų naikinimui yra beprasmės. Tai galima padaryti sukūrus tarpgalaktinį vienvietį erdvėlaivį. Be to, nežinia, kas palaikytų pačią idėją naikinti kitas planetas. Galiausiai Baltieji rūmai paskatino peticiją pateikusius piliečius siekti karjeros matematikos, inžinerijos bei technologijų srityse, kuriuose Jungtinės Amerikos valstijos atsilieka nuo kitų valstybių. Taigi, JAV valdžia artimiausiu metu neketina kurti nieko panašaus į mirties žvaigždę. Tačiau ar to nepadarys kokia nors kita valstybė? Ačiū žiūrėjusiems. Visas neįtikėtinų faktų laidas rasite internetinėje televizijoje betabu.tv. Taip pat kviečiame mus sekti Facebook'e.